Алло. Добрый день. Подскажите, мне нужен Видас. Это вы? Да. Я представлю, зовут меня Клим Александр, беспокою вас финансового департамента компании FX Admiral. Вы у нас открыли ваш торговый счет на $272.68. Подскажите, пожалуйста, куда пропали вы? Не снимайте телефон. This is Mary Roberts on the phone, your financial advisor. Kiek iš viso pinigų jūs į ten sudėjot? Tai bus apie kokie 380 gal tūkstančių. Nes, aš tikrai turiu išsilavinimą, turiu verslus. Aš buvau šoke, kad man taip atsitiko. Kiekvienas galim tapti auka. Nesvarbu, kokios buvo detalės, nusikaltėlis yra tas, kuris darė nusikalstamą veiklą. Skambinu tam Aleksandrui, sakau, surasiu, aš tave tu pamatysi. What country are you from? None of your fucking business, you fucking bitch. Right? You're so laughing. You're so stupid. Even if you're gonna call the police of Canada, police of Quebec, police of Alberta, police of Calgary, police of Ontario, and the police of entire world, you will never find my real passport. You fucking dumb. Hello, Mariam. Hello? Hey, Mariam, how you doing? It's Marcel. You don't remember me? You told me I could never find you. I could never reach you. You stole money from me. We found you. You know where you live. Buvom informuoti, kad SVT žurnalistai gavo masyvų duomenų nuotėkį iš dviejų, kaip įtariama, sukčių kontorų. Ir iškart žinojom, kad Lietuvai tuose duomenyse tenka labai ryškus ir labai didelis vaidmuo. Pamatę, kokio didumo tai yra duomenų masyvas, supratom, kad dviese mes šito niekaip neapdorosim. Dėl to iškart nusprendėm pasikviesti į pagalbą kolegę iš Londono, kuri turi tiek smegenis, tiek atitinkamus kalbų gebėjimus. Kai tau sako, kad yra 2 terabaitai medžiagos, kaip tau smegenis ne visai pilnai tai įsivaizduoja, ir tada atsidariau viską ir tada, wow, čia yra labai daug. Pagal įvairius raktažodžius ieškojom, radom žmonių pasų kopijas, radom nuotraukas, kurias jie patys siuntė sukčiam. Žmonės fotografavosi su savo pasais, atiduodavo savo asmens duomenis, kai kurie duodavo prisijungimus prie bankų ir taip toliau ir panašiai. Ir tai buvo šokas. Buvo iš tikrųjų baisu matyti tuos žmonės, kurie, matosi, kad jie jais pasitikėjo ir jiems atidavė savo pinigus. Pirma kategorija būtų tai kaip vidinės sukčių organizacijos ataskaitos. Ir būtent ataskaitos, kurie suvidinėja, kiek auka pervedė jiems pinigų. Tose ataskaitose taip pat buvo kai kurių aukų kontaktiniai numeriai arba elektroninių pašto adresai, kas mums padėjo surasti kai kurias aukas. Mes atliekam labai didelį tyrimą apie didžiausią galimą sukčių aferą, kol kas kokią užfiksavom, ir aš jūs randu tarp nukentėjusių duomenyse. Ar gali tai būti? Nutekėjusioje informacijoje yra jūsų vardas ir kontaktai, kaip vienos iš nukentėjusių. Ar tiksli būtų mūsų informacija, kad jūs turbūt tapot investicinių sukčių auka? Mes tų aukų identifikavom labai daug. Bėda ta, kad kai tu skambini, beveik visais atvejais aukos mesdavo ragelį, net nepradėjusios pokalbio, tiesiog sakydavo, jo, aš žinau, aš nukentėjau, aš apie tai daugiau nenoriu kalbėti. Visi likę kartojo vieną ir tą pačią frazę. Man gėda, aš esu pats kaltas. Ir vienintelis dalykas, kaip aš galėjau juos paguosti, tai pasakyti, kad jūs esat ne vieni ir organizacija, klanas, su kuriuo jau susidūrėt, yra tokio galingumo ir jų schemos yra taip išdirbtos, kad pasimauna ne šiaip žmonės. Ir čia ne tas atvejis, kai pinigai atiduodami Nigerijos princui, neva. Čia pasimauna verslininkai, aktoriai, žvaigždės, investuotojai pasimauna. Turiu prisipažinti, aš buvau iš tų žmonių,
kurie galvoja, kad auka pati kalta. Aš buvau iš tų žmonių, kurie galvojo, kad reikia būti labai neišprususiam, neišmanyti finansų, kad pasimautum ant tokių dalykų. Aš klydau. Aš mačiau, kaip yra apsukinėjami žmonės su kapitalu, su patirtim, su išsilavinimu, su gebėjimais. Daugybė tikrai protingų žmonių prarado milžiniškus kiekius pinigų. Juos apsuko lygiai taip pat, kaip apsuko ir žemesnės klasės, žemesnio išsilavinimo žmonės. Aš esu žiauriai dėkinga tiem žmonėm, kurie nepaisant viso to skausmo kelio praeito, jie išdrįso pasidalinti savo istorijom. Aš manau, kad tai yra didvyriai tam tikrą prasme, kurie užkirs kelią bent kelioms, nežinau kiekio, bet tikrai užkirs kelią, kad kiti žmonės nepasimautų, kad pasimokytų iš šių klaidų. Žiauriai skaudžių klaidų. I'm senior financial advisor. All right, Ms. Gustafson. Yeah, with the experience of 14 years on the market. Ir šiaip aš seniai investuoju, to užsiimu, žinau kas ką, kaip nebūčiau įsipainiojusi šitą apgavystę, jeigu ne tuo metu buvo asmeninio gyvenimo sudėtingos sąlygos. Iš pradžių jinai nereaguodavo į skambučius, pakeldavo ragelį, išgirdavo rusų kalbą ir iškart padėdavo ragelį. Bet galų gale sukčiai ją užkabino tuo, kad sakydami, oi ne, mes ne rusai, mes iš Ukrainos, mes esam startuolis iš Ukrainos, kuris sugalvojo naują algoritmą, kuris padėtų labai efektyviai jums investuoti savo pinigus. Ir tas ją užkabino. Kaip man taip galėjo įvykti? Nes aš tikrai turiu išsilavinimą, turiu verslus, aš buvau šoke, kad man taip atsitiko. Edita, kaip ir dalį aukų, skemeriai užkabino per Facebooką. Jinai pamatė vieną iš šabloninių tekstų, nematai Delfio straipsnį, kaip žinomi žmonės investuoja ir užsidirba. Ir kažkaip dvejojo, bet, užėjo ant tos reklamos, gal ten pasižiūrėjo kažką, suvedė. Tiesiog, kad gautų daugiau informacijos ir sulaukė skambučių. Ir jinai iš pradžių atmetinėjo tuos skambučius, įkyrius skambučius, bet jinai irgi taip, gana užtikrintai atmetinėjo, kol galiausiai atsiliepė ir sako, kogi jūs norit iš manęs. Ir ją tada iš karto moteriškas balsas labai nuramino, sako, žiūrėkit, aš jums nieko nenoriu įpiršti, bet jūs domitės investavimu ir aš tiesiog noriu jums pasakyti, koks mūsų yra maždaug, ką mes užsimam, ką mes veikiam ir galbūt jūs sudomins, jūs tik išklausykit. Tai ašgi suprantu šitą veiksmą. Aš ne kažkoks CPM vaikas, kad man sakytų, pasink 800 000. Tai yra patyręs verslininkas, žmogus, kuris versle sukasi jau daugiau negu 20 metų. Jis žino, kas yra pinigai, jis žino, kas yra investavimas ir jie apsuko. Kiek iš viso pinigų jūs į ten sudėjot? Tai bus apie kokie 380 gal 1000. Skauda ir pagalvoti, kad tokia suma. Jis yra turbūt pati didžiausia šių sukčių auka Lietuvoje. Negalim garantuoti 100%, bet panašu, kad taip. Čia buvo tokia sudėtinga situacija, kai žmogus praradęs žiauriai daug pinigų, jisai vis tiek tikėjosi, kad tie pinigai kažkur yra ir jo viena dalis galvojo ir žinojo, kad jisai tapo sukčių auka ir kad tas investavimas nebuvo tikras investavimas. Bet kita dalis galvojo, kad gal bent dalis istorijos yra tiesa. Čia buvo turbūt skausmingiausias momentas, bent jau man pačiam. Žmogus į pokalbį su mumis atvyko vis dar tikėdamas, kad jo pinigai yra pasiekiami ranka. Kad tai yra vokiečių finansų įstaigoje pavadinimu Finansblick. Bet mes atvažiavom pasidarę namų darbus ir jau gavę paaiškinimus iš Vokietijos, iš paties Finansblicko, kad žmogus buvo apmautas. Nes jam buvo sukurta vadinamoji offline sąskaita, arba offline konto, kaip tai vadinasi pas jos. O offline sąskaita tai yra iš esmės virtuali finansinių užrašų knygutė. Tu gali ten vesti savo apskaitą, jeigu turi ten, tarkim, kelias sąskaitas, kad tau būtų patogu. Bet ten nėra nei vienos tikros operacijos. Jis dėja atvažiavo pas mus vis dar galvodamas, kad tie pinigai yra Finansblicke. Ir kad tų pinigų ten nėra, aš jam turėjau parodyti labai brutalių būdų. Ar gali būti, kad pernai per mano gimtadienį tu man pervedai 5000 eurų? Aš tau per tavo gimtadienį? Bet nepervedai.
Bet nepervedžiama. Bet tavo finansdalikas dabar tai sako. Jo. Šarūnas Černiauskas. Pernai per mano gimtadienį minus 5000. Nu, bet ir dabar nėra. Jo, dabar jie šitą pasižiūrėsim, kas bus rytoj. Nieko nebus. Nes aš tai tiesiog įrašiau. Su visiškai fiktyvia sąskaita, nieko panašaus į tikrus mano duomenis. Čia yra turbūt iliustratyviausias atvejis, kokį turim. Žmogus buvo apgaudinėjimas beveik metus. Iš jo melžia pinigus metus laiko. Visa esmė tai, kad jūs nuo pirmo užkabinimo, kiekviena sistema, kurioje registravotės, jos visos buvo feikinės, jos visos buvo netikros. Amerikos fondai ir vadinami ir biržos, ir ta Londono birža, Europa, visa tai feikas. Taip. Pirmą savaitę mes net nesusivokėm, kad tie dokumentai, kuriuos mes žiūrim, jie yra padirbti. Tu turi ne tik turėti labai gerą išmanimą skaitime padirbtų dokumentų, bet ir labai jau ten ieškoti smulkių detalių, kad atpažintum. Sistemos nukopijuotos 10 iš 10. Tai su padirbtais dokumentais pirmą savaitę aš tikėjau, kad tai yra tikri. Kokius padirbtus dokumentus mes matėm? Tai tarkim Londono akcijų biržų dokumentai, visokių finansinių nusikaltimų organizacijų dokumentai. Ir vėlgi, daugiausiai tų organizacijų yra tikros organizacijos, bet sukčiai tiesiog pavogė logotipus, nukopijavo formatavimą, naudojo tikrus tų įmonių darbuotojų vardus ir surasdavo kur nors, tarkim, padirbtus parašus. Irgi bus aišku, iš kokios institucijos. Na, čia jau aiškiau, biškai geriau žinoma. Gerai, koks čia dokumentas? Nu, koks vaizdas susidaro? O iš čia tikras? Tikras? Antrų bandymus abejojat. Jie būtų netikri. Manau, čia yra tokių, kur, tai, apie ką eina kalba? Nu, neskubėt, ne? Veiksnys, kuris sudalyvauja šitose schemose, yra tas skubos iliuzija, ar ne? Tarsi, kad turi sureaguoti per 10 minučių, tada ten kažką tai laimėsi, arba turi kuo greičiau pateikti savo duomenis, kitaip kažką prarasi. Tas skubos jausmas tikrai dažnai gali būti vienas iš tų dalykų, kas pakenkia sprendimų priėmimui. Nes tikėtina, kad tas sukčiai žino, kad jeigu žmogus atsitrauks, pagalvos, dar geriau, jeigu su kažkuo pasikalbėjęs apie tai, jisai pamatys kažkokius spragų tame reikale. Jiems yra sukuriami profiliai. Profiliai netikrose investavimo platformose, kurios labai kokybiškai imituoja tikras. Mūsų esminis turbūt įrankis šitoj vietoj buvo FX Admirals, kuris klonavo tikrą Admiral Markets platformą. Dizainas, logotipai, išvaizda, netgi kursų svyravimai. Aš net screenshotus turiu. Aš tikrai paskui mačiau, kaip algoritmai kyla, kaip bidinasi. Aš tikrai mačiau, čiagi ne pirmą kartą aš matau. Puikiai viskas veikia. Aš viską savo akim mačiau. Aš kas 5 minutės ant toj platformai sėdėjau ir mačiau, kyla, krenta. Viskas atrodo labai panašiai į tikrą Admiral Markets. Tai buvo labai sėkmingas klonas. Ir kai žmogus ten yra pajungiamas, jisai iš karto pradeda matyti, kad štai jo pinigai jau dirba. Jis jau uždirba. Сейчас нам надо с вами закрыть золото к доллару, SAU USD. Золото закрываем, да? Да. Оно у нас на плюс 3000. В принципе, этого неплохо. Отлично. Дополнительно мы с вами на европейской бирже сегодня откроем нефть, BRNT. Atrodo realiai. Tas, kas neva tai vyksta su pinigais, irgi atrodo realiai. Yra imituojama iš principo biržos ir investicinė veikla. Truputį pakyla, tada pakrenta.
tada vėl pakyla. Nu, ta prasme, viskas taip, kaip tarsi vyktų normalioj, sakykime, ten akcijų ar apskritai bet kokio turto biržoje. Na, kyla, krenta, tai yra tas kintamumas, kas iš principo yra būdinga normaliai investiciniai veiklai. Tai čia ir yra ta pati logika, kaip žmonės užkabinti. Nu, man pradėjo mesti Facebook investavimą, vieną praleidau tą reklamą, antrą, trečią. Vyrui sakau, nu bet blemba, jau seniai noriu pabandyti. Sako, gal čia ženklas? Nu jo, sakau, ženklas. Dar pasijuokėm abu ir išmetė reklamą BlackRock. Nu, man tas BlackRock yra žinomas. Ir dar pamačiau žinomus žmonės savo pažįstamus. Tai galvoju, nu blemba, aš paspausiu. Nu jeigu jie uždirbo, tai kodėl ne man? Žodžiu, aš užtikau Facebook'e reklamą apie naujus investavimo algoritmus ir susidomėjau, tiesiog natūraliai pasidarė smalsu, kaip čia veikia. Ir ten buvo tokia forma, aš ją užpildžiau ir telefonas mano suskambėjo nepraėjus valandai nuo to. Sukčiai yra paskirstyti į dvi komandas. Viena komanda yra vadinasi Conversion Team, tai yra komanda atsakinga už pirminį aukų įtraukimą į visą apgavystės schemą. Tai yra tie žmonės, kurie pirmi paskambina telefonų numeriu, kurie papasakoja apie neva investavimo schemą, kokia galėtų būti grąža, kaip tai veikia. Yes, hello Miss Gustafson. Good evening, how are you? Good evening, I'm fine, thank you. Ir tada, jeigu žmogus užkimba, tada tą auką perleidžia į retention team, tai išlaikymo komanda. In a weekly basis, at least the profit what you're going to make, that will be 495 euros. That's the lowest point. In a worst case scenario, that's the profit what you're going to make. Nu, jinai man viską papasakojo, kaip čia viskas vyksta, kad jų kompanija yra tarptautinė, paminėjo Forexą. Forexą aš tikrai žinau, nemažai draugų ten dirbo. Sako, galit pasigūglint. Jeigu jūs netikit, galite investuoti $10, pamatysit kokia grąža iš karto. Išlaikymo komandoje jau dirba tikrai patyrę sukčiai. Ir jie žymiai daugiau išmano apie finansų rinkas ir jie tada būna atsakingi už tų didelių sumų gavimą. Su tuo žmogum vardu Aleksandras, kaip jisai prisistatė, kalbėjom apie investicijas ir 4 mėnesius vyko tas bendravimas, aš nieko per tą laiką neinvestavau ir per 4 mėnesius, jisai taip kalbėjo, labai daug žinių turėjo ir kaip tikras profesionalas. Ir aš pirmą kartą turėjau, tokia vos nedraugystė užsimezgė, aš turėjau su kuo realiai pakalbėti labai rimtai apie savo investicijas, apie sprendimus kažkokius. Investicinis sukčiavimas yra ilgai trunkantis nusikaltimas. Kuo ilgiau yra išlaikomas ryšys su auka, tuo daugiau tikėtina tų pinigų pavyks išvilioti. Kai žmogus jau nori atsiimti savo pinigus ar bent jau dalį tų pinigų, mes susidurėm su 2 scenarijais. Vienas scenarijus yra, kai iš tikrųjų dalis to uždarbio žmogui yra atiduodama, grįžta į sąskaitą pinigai ir taip yra sudaroma iliuzija, kad tu iš tikrųjų uždirbai, pinigai jau sąskaitoje, jau tavo. Praėjau gal kokias 2 savaitės ar kažkiek tai, man atrodo, 1000 pirmą sumą paprašiau. Praėjau gal kokias 2 valandas, pliumti krenta į revoliutą tas 1000. Nu, paskui aš jau kažkaip prisiauginau tų pinigų, kiek investavau, maždaug uždirbau pagal tą platformą žiūrint, plus minus ten virš 5000. Nu, irgi praėjo kažkiek laiko, aš sakau, aš noriu vėl pinigų. Nu, ir taip kažkaip vakariais man skambina, tau šiandien įkris 5000. Tu nori tų pinigų? Reikia? Sakau, reikia. Nu gerai, sako, mes padarysim tau tos 5000. Pokš atėjo tie 5000. Nu ir viskas, daugiau aš pinigų jau nebeišiminėjau. 2 pagrindiniai sukčiai, kurie dažniausiai bendraudavo su aukomis Lietuvoje, naudodavo slapyvardžius Aleksandras Klimas ir Georgijus Ziminas. Aiškiai netikras tapatybės, su aiškiai netikrom nuotraukom. Taip pat matėm ir netikrus pasus. Mes matėm, kaip jie kepdavosi ant vieno ir to paties šablono, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės pasą. Tas pasas be abejo yra skirtas vėlgi suklaidinti aukai. Kad, žiūrėk, aš tau siunčiu pasą. Tu manim pasitikėk. Jeigu aš tau galiu atsiųsti savo pasą, kodėl tu man savo neatsiųsi? Ir mes matėm, kad daugybė sukčių naudoja tą patį paso šabloną net su ta pačia nuotrauka. Mes galim rasti nutekėjusiuose duomenyse nežinia kiek pasų,
kur vienas ir tas pats veidas yra su krūva skirtingų tapatybių. Tai yra triukas. Jie tikrai pasirodė gerai išmanantis finansinės rinkas, jų kalbėjimo maniera ir netgi akcentas skambėdavo labai profesionaliai. Neužilgo ir paskambino tas mano brokeris, Aleksandru Klimu prisistatė. Viską paaiškino, sako, niekas čia jūsų nevers, bet čia tikrai galima užsidirbti, jeigu turit laisvų pinigų. Mane dar taip padrasino, sako, šiandien nieko jau nedarykit, rytoj birža atsidaro, kas bus gero, aš jums paskambinsiu, pasakysiu, kur ką investuoti. Kitą rytą jis man ir skambina, sako, žinokit, toks įvykis dabar, žinot BlackRock. Sakau, žinau. Tai sako, pirmą kartą istorijoje toks įvykis, kad kažkas labai padarė teigiamą įtaką BlackRock valiutų kursui. Ir tikrai tą dieną kažkas įvyko, aš tikrai skaičiau. Tai sako, turit vienintelę tokią galimybę uždirbti labai daug pinigų. Kadangi toks įvykis vieną kartą istorijoje. Jūs pasižiūrėkit, pasigūglinkit. Ir mes taip abu su vyru sakom, pabandom. Pradedam nuo tos mažesnės sumos, nuo 10 000. Ir tuomet po kurio laiko Aleksandras pasiūlė atlikti kitą investicinį veiksmą, kitą žingsnį padaryti. Jis per daug nieko nespaudė, bet užsiminė, kad yra prognozuojamas vienos kriptovaliutos staigus kilimas ir pasiūlė man didelę sumą suinvestuoti tenai. Aš buvau pati skaičius apie tą kriptovaliutą ir jokio įtarimo nesukėlė. Jisai man patarė įsimti visus pinigus iš savo Binance paskyros ir suinvestuoti juos į tą kriptovaliutą per Admirals platformą. Skambinu, sakau, gal jau stabdom, nes ten buvo iki 18 000 jau prieaugę. Sako, jo, ne problema, palaukiam dar 10 minučių, paskutinį kilimą ir stabdom. Ir iš tikrųjų buvo tas kilimas ir mes sustabdėm. Ir jis tada skambina, sako, sveikinu, jūs tikrai gerai suinvestavot, pasinaudot progą, istorinių momentų. Ir žodžiu, rytoj galėsite įsivesti tos pinigus. O kitas variantas, čia turbūt jie sprendžia pagal tai, kiek žmogus jau yra įmerkęs, ar verta ten tų pinigų kažkiek jam atiduoti ar ne. Kitas variantas yra, žinok, viskas gerai, mes labai stengiamės, bet negalim. Kažkas nepraleidžia tų pinigų ir mes negalim tau jų išmokėti. Ateina rytojus, aš sulaukiu skambučio, atsiliepiu, o ten toks labai nemalonus balsas rusiškai. Labą dieną, jums čia skambina iš finansų departamento, iš Anglijos. Sakau, prie ko čia iš Anglijos su manim rusiškai kalba. Tai sako, pas jūs nurodyta, kad jūs rusiškai kalbat, tai jums ir skambina agentas mokantis rusų. Sako, matome, kad jūs uždirbote labai nemažą sumą. Sakau, taip, uždirbau. Sako, tai yra pirmas kartas Lietuvoje, mes jums negalim praleisti pinigų per banką. Sakau, palaukit, susisiekit su mano brokeriu ir aiškinkitės. Čia yra mano uždirbti pinigai. Bet man iš karto per kūną perėjo tokia negera nuojauta. Ir tada jis dar kartą man paskambino, sako, reikalingas depozitas 5 000, kuris bus įšaldytas. Sakau, o kas bus, jeigu aš tų pinigų nepervesiu? Sako, nieko, mes įtrauksim jūs į sąrašą asmenų, kurie per Londono biržą nebegalėsit investuoti. Žiauriai nenorėjo Edita įdėti tų 5 000, bet kažkaip jinai pagalvojo, kad, blemba, ten tie 18 000, čia 5 įdėsiu, irgi man sakė, kad čia tik užšaldau, taigi aš į savo Admirals paskyrą įkeliu, taigi čia visiškai saugu, nes, aš nepervedu kažkam. Aš iš savo Revoluto pervedu į Admiral savo paskyrą ir nebidinu, o tiesiog jie ten toj saugiai piniginiai stovi. Ir jinai padarė tą perlaidą. Tada kitą dieną skambina man vėl iš tos finansų įstaigos, sako, jūs per mažai įdėjot. Ir viskas. Man tada viskas nutirpo ir aš supratau. Aš spąstuose. Ir jau tada tiesiog pradėjau koliotis, sakau, kokiais jūs nesąmonės man čia šnekant, ten su keiksmažodžiais ir visai. Skambinu aš tam Aleksandrui, sakau, surasiu, aš tave tu pamatysi. Bet jis vis tiek iki galo neprisipažino. Sako, aš nesuprantu, apie ką jūs kalbat, jūs mane įžeidinėjat. Tada buvo ir tie, kurie siūlo atgauti pinigus, kurie yra įstrigę, ir tie, kurie sako, kad žiūrėk, aš esu finansų įstaiga, kuri nepraleidžia tavo pinigų. Buvo kuriami nauji mechanizmai, kur tu, žiūrėk, išvesk savo pinigus čia, nors tų pinigų jau seniausiai nėra. Ir čia guli tavo pelnas, tau reikia tik tai jį išsivesti, tai gal dar truputėlį ekstra kainuos.
be abejo, nes jų vienintelis tikslas yra melžti pinigus iki paskutinio cento. Ir tas žmogus buvo vedžiojamas už nosies ciniškai ir turi pripažinti labai kūrybingai. Jie turėjo puikų scenarijų. Nu, tada prasidėjo taip, kad, žinai, sako, daug lengviau bus pinigų išsiimti iš Amerikos biržos. Ir tam pačiam Admiralė mes atsidarom toj pačioj platformai, yra Londono biržos sąskaita Europos, ir atsidarom Amerikos biržos antrą sąskaitą. Ir lygiai taip pat toliau investuojam. Dar biškai aš investavau tada. Investavau, nes tada vėlgi masino mane tas bitcoinas, sakykime, dar kažkiek aš tada investavau. Paskutinis jų bandymas išvilioti pinigus buvo per neva draudimo kompaniją. Man paskambino toksai draudimo agentas, prisistatė, kad dirba su Admirals platforma ir sako, galima atbulinė tvarka kažkaip, aš galiu apsidrausti savo tos dingusius pinigus ir jie tada neva sumokėjus tam tikrą sumą, tada jau man ir padengia. Briedas kažkoks. Ir jau tada aš jas visai pasiunčiau. To man skambina kažkokia moteris iš kažkokios organizacijos, sako, mes girdėjom, kad jūs turėjot problemų, neatsiėmėt savo pinigų. Sako, mes norim išsiaiškinti, nes čia taip negalima. Bet aš jau supratau, kad čia turbūt tie patys ir pasiunčiau visas pusės. Kai atsiranda teisininkai, neva, kurie irgi yra sukčių grupuotės nariai, tai ta istorija, aš ir sakau, investiciniam sukčiavimui būdinga istorija ir kūrimas pasitikėjimo sukčiais. Ne, čia sunku yra labai, bet sakau, daug mano yra tos kalties parodymo noro ir jie tiek su manim žaidė per mano norus. Nes jie mato, kad aš kažkaip įsiskiepėjau į tą bitcoino augimą ir jie mane laikė iki to augimo. Jie mane iščiulpė, tiksliau čiulpė tol, kol tas pradėjo augti mano bitcoinas ir mano sąskaita. Kai žmogus į kažkokį tai reikalą, santyki jau yra nemažai investavęs, jam to dalyko vertė išauga. Bet investavęs, aš turiu omeny ir pinigus, bet investavęs ir savo laiką, bet to pačiu investavęs ir savo kažkokią viltį, savo svajonę, savo lūkestį. Aš visada girdėdavau tokias istorijas ir galvodavau, bet kaip tie žmonės nesigaudo, ant kiek reikia būti bepročiu, kad pasimautų. Jau man tai niekada. Tai, kokios yra nuostatos į kitus, tai aišku yra ir į save toje situacijoje. Ir jeigu jos yra neigiamas, nepagarbios, menkinančios kažkokios ar ne, tai žmogui labai sunku pripažinti, kad jisai toks tapo savo akise. Čia, man atrodo, labai svarbu paminėti, kad realiai jisai toks netapo, bet jo įsivaizdavimas yra. Nuėjau į policiją, bet sako, žinokit, jūs ne pirma, sunku labai išaiškintos nusikaltimus. O tai sakau, kokia tikimybė iš viso atgaut kažką? Sako, jei nuoširdžiai, tai beveik jokia. Išėjau iš policijos nukabintą nosim ir su minus 18 000. Kas liūdniausia, kad visos aukos ir jinai, kai kreipėsi į policiją, jai pasakė, kad šitoje situacijoje mes nieko negalim padaryti, nes sukčiai operuoja užsienyje. Ir viskas. Tai reiškia, kad jeigu sukčiai dirba užsienyje, tai mūsų teisėsauga visiškai nieko negali padaryti. Kas yra, šiauriai atrodo neteisinga ir liūdna. Užpildžiau jau pareiškimą policijai dėl sukčiavimo, bet policija atsakė, kad kadangi tos platformos yra veikla registruota ne Lietuvos teritorijoje, jie nieko padaryti negali. Sukčių praktiškai mėgstamiausia programėlė yra AnyDeskas. Ir visos mūsų kalbintos aukos sakė, kad bent kartą viso proceso metu jiems sukčiai pasiūlė naudotis AnyDesk programėle, neva tai bus paprasčiau padaryti operacijas, įvesti juos į kursą, kaip čia kas veikia ir parodyti tiesiog, lengviau bus vykdyti tuos pinigų perlaidas. Tai yra programinė įranga skirta valdyti bet kokį kompiuterį per nuotolį. Ką pasakytumėt žmogui, kuriam investavimo brokeris sako, susiinstaliuok AnyDesk ir mes dabar investuosim? Turbūt
sakyčiau, kad kuo greičiau trauk pokalbį ir, nežinau, blokuok tą numerį ar kažkas panašaus. Tai yra, akivaizdu, kad tai yra priešas. Tiek mes, tiek kolegos pastebėjom, kad labai daug pinigų išeina per taip vadinamas naujos kartos finansų įstaigas. Tai yra fintechai, neobankai ir taip toliau. Ir tai yra visiškai legitimios ir tikrą infrastruktūrą turinčios finansų įstaigos, tos šiuolaikinės. Naujas, taip sakant, visiškai ant šiuolaikinių technologijų pastatytas finansų sektorius. Kas Lietuvoje geriausias pavyzdys yra be abejo Revolutas. Mes matom Revolutą ir jo analogus kitose šalyse, kitų šalių neobankus, per kuriuos irgi išplaukia milžiniški pinigai. Ir matom taip pat, kad sukčiai savo aukas nukreipinėja sąmoningai į būtent neobankus. Mes girdėjom aibę skambučių, kai auka yra instruktuojama atsidaryti sąskaitą Revolute, nes tas bankas, kuriuo jis naudojasi, ar tai būtų Lietuvoje ar kitoje šalyje, nes tas bankas yra blogas, nes jis, pavyzdžiui, melžia nesveikus pinigus, nes bankas nepasitikė, pavyzdžiui, kriptosektorium ir visai trukdys tau investuoti. Teisingai suprantu, kad sukčiai jums patarė atsidaryti Revoluto sąskaitą? Jo, buvo toks. O kaip jie tai motyvavo, kodėl Revolutas? Tai yra kaip pavedimai greičiau ir paprasčiau, čia taisyklės ir panašiai. Kuriamas yra nepasitikėjimas tradiciniais bankais ir yra, kaip suprantu, gana platus asortimentas neobankų, per kuriuos siūloma veikti. Dėl ko? Dėl to, kad neobankai panašu turi spragų prevencijos sistemose. Sukčiai žino, kad neobanke rizika to, kad kliento sandoris bus sustabdytas, dėl to, kad tai yra įtartina operacija, ta rizika yra daug mažesnė negu tradiciniam banke. Aš visus pavedimus esu daręs tik iš Revoluto. Aš bandžiau daryti į Binance tiesiogiai pats kažkokią labai nedidelę sumą iš Sebo. Tai tikrai nedidelė suma, man reikėjo kažkaip dabar gerai neprisimenu, bet besipirkti, ten kažkokią tai punktą, tikrai labai nedidelė suma ir mane užblokavo siaubas. Matyt, kad nusikalstamas pasaulis ieško labiau pažeidžiamų finansų įstaigų. Tos, kurios jų supratimu galbūt nepastebės, galbūt sistema nesuveiks taip, kaip turėtų suveikti, galbūt turės rizikos apetitą didesnį negu gali suvaldyti rizikas. Ir tų tokių pažeidžiamų vietų jie ieško tam, kad jų veikla būtų sėkminga. Revolut mūsų partneriams nurodė, kad nuolat stebi ir identifikuoja su sukčiavimu susijusias grėsmes ir tobulina sukčiavimo atpažinimo technologijas, o apie įtartinas operacijas praneša teisėsaugai. Panašius atsakymus gavom ir iš kitų sukčių išnaudotų stambių struktūrų, pavyzdžiui Binance. Nesakau, kad neobankai nedirba, jie tikrai užsiima prevenciją, tai faktas ir jokių būdų negalima sakyti, kad Revolutas ir kiti neobankai čia sąmoningai su sukčiais dirba, jokių būdų. Bet mes matom, kad prevencija pas juos veikia silpniau, pas juos yra daugiau spragų ir dėl to jie yra sukčiams patogesnis įrankis. Man po šiai dienai pasitikėjimas Revolutu nulinis. Aš net bijau jų programėlę atsidaryti, tiesiog visiškas nepasitikėjimas. Pavyzdžiui, kaip kiti bankai, tarkim, vedi didesnę sumą, skambina, klausia, atrodo, normalu turėtų būti, o čia jokios kontrolės, nieko. Kreipėmės į Revolut su prašymu plačiau pakomentuoti kai kurių mūsų nukentėjusiųjų istorijas. Revolut atsakė, kad tai daryti galėtų tik su aukos sutikimu, bet daugelis aukų nesutiko atskleisti savo tapatybės Revolutui, tarp jų ir Gedas. Pagrindinė sukčių kontora, kas liečia Lietuvą, yra tokia kompanija įsikūrus Tbilisi. Mes jau galim pasakyti ir tikslų vardą, tai yra AK Group. Mes žinom, kad tai yra ši kompanija, kontroliuojama konkrečių Sakartvelo piliečių ir ten dirba, kaip suprantam, kaip minimum 10 sukčių.
Jie vien per maždaug 14 mėnesių, tiek apima mūsų duomenys, vien į Lietuvą padarė daugiau negu 10 000 skambučių. Prisipažinsiu, aš nuoširdžiai norėjau identifikuoti Ziminą ir Klimą, nes būtent nuo jų nukentėjo visi mūsų pašnekovai ir turbūt dauguma apgautų žmonių Lietuvoje. Nepavyko. Galbūt dar pavyks, labai tikiuosi, bet labai džiaugiuosi, kad mūsų kolegos sukčius iš AK Group identifikavo ir ne vieną. Tame tarpe buvo identifikuota taip vadinama Mary Roberts, turbūt vienas ciniškiausių žmonių visoje toj kontoroj. Klausant kai kurios jos skambučius, tiesiog oda šiurpsta. Tu negali sutalpinti į galvą, kad žmogus gali būti tiek ciniškas, tiek šaltakraujis ir taip brutaliai elgtis su žmonėmis, kuriuos ir taip numelžė. How the fuck am I supposed to live? Marcel, I will send you some money. Oh, just go ahead and kill yourself. Mūsų kolegos nustatė ne tik sukčių adresą, bet ir žmonės esančius šios struktūros viršūniai. Tai jauni verslininkai Meri Šotadze ir Akaki Kefkišvili. ნოაკაკი ჟურნალისტები ვართ, ბატონო აკაკი, თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით გვაქვს შეკითხვები. ბატონო აკაკი, AK ჯგუფთან დაკავშირებით თუ შეიძლება გვიპასუხეთ, ბატონო აკაკი, ეს არის ჩვენი შეკითხვები და თუ შეიძლება რომ ბატონო აკაკი, AK ჯგუფი არის call ცენტრი? კი ბატონო, მივდივართ. კი ბატონო, მივდივართ. Dieх, mīvdījot, mīvdījot, bātonu mērā. Ir mes matom labai puikiai, koks yra skirtumas, ne? Čia vienoje pusėje yra tos aukos, kurios dirba dėl kiekvieno cento ir jos yra apgaunamos ir jos dar gauna smerkimą iš visuomenės, kad patys kalti. Ir kitoje pusėje yra praktiškai mano karto žmonės, pasirinkę turbūt patį šudiniausiai įmanomą kelią, skemina. Ir iš tų užskemintų pinigų jie važinėja prabangiais automobiliais, jie mėgaujasi prabangą, ta prasme, gauna kaip bonusą Rolexus, demonstruoja visiškai nesigėdydami savo prabangų gyvenimo būdą. Ir tu supranti, kad jau ko, bet sąžinės ten ieškoti nereikėtų. Pavyko nustatyti ir dalį AK Group dirbančių sukčių. Tarp jų ir Mary Roberts slapyvardžiu prisistatinėjusią merginą, kuri su savo aukomis elgiasi žiauriai ciniškai. You're so laughing. You're so stupid. Even if you're gonna call the police of Canada, police of Quebec, police of Alberta, police of Calgary, police of Ontario, and the police of entire world, you will never find my real passport. You fucking dumb. Hello, Mariam. Hello. Hey, Mariam, how you doing? It's Marcel. You don't remember me? You told me I could never find you. I could never reach you. You stole money from me. We found you. You know where you live. Šitoje visoje istorijoje čia nėra esmė kažkokio teisingumo paieškos, kad, pinigai grįž. Mes visom aukom labai aiškiai pasakėm, kad, ne, pinigai negrįž. Bet teisingumas ateis per kitą kampą. Vienas dalykas, šitos schemos jau bus labai gerai aiškiai ir žinomos ir parodytos žmonėms. Ir kai jau tu pamatai, tu jau gali geriau atpažinti ir nepasimauti. Kitas momentas tai yra tiesiog išviešinti tuos niekšus, kurie savo turtus krovėsi iš visiškai nieko dėtų žmonių nugarų. Kalbant apie investicinį konkrečiai sukčiavimą, tai praėjusiais metais, 2024 metais, investicinio sukčiavimo nuostolių skaičiuojam virš 5 milijonų. Mūsų statistikoje yra tik tais iš dalies teisinga, nes mes daugeliu atveju net nežinom. Pagal žalos dydį mes matom, kad šita kompanija vien iš jų pačių nutekėjusių duomenų, tai yra grubiai 1,5 metų, per tiek laiko jie iš Lietuvos piliečių išviliojo 1,2 milijono dolerių. Investicinis
ir telefoninis sukčiavimas išlieka pavojingiausios ir daugiausiai nuostolių sukeliančiamis sukčiavimo tipologijomis. Sukčiavimas apskritai, jis yra augantis globaliai finansinis nusikaltimas. Pagal tai, ką mes sužinojom iš 10 aukų, su kuriomis bandėm susisiekti ir susisiekėm, daugeliu atveju tie skaičiai, kuriuos mes matom sukčių nutekėjusiuose duomenyse ir realūs skaičiai, ką žmogus prarado, skiriasi labai smarkiai. Kartais net ne šimtais ir ne tūkstančiais, o kartais. Dėl to galima drąsiai sakyti, kad reali šių žmonių padaryta žala Lietuvos piliečiams yra gerokai didesnė. Mes žinom, kad didžioji dalis aukų jie negali pripažinti nei savo, nei savo giminėms, tuo labiau nueiti į teisėsaugą ir pripažinti, kad buvo apgauti. Būti auka yra labai bejėgiškas patyrimas. Kokios aplinkybės tai bebūtų, ar ne? Išgyventi savo bejėgiškumą, kad su tavo pinigais ar su kažkokia kita gyvenimo sritim įvyko kažkas, ko tu nebegali sukontroliuoti. Tai reiškia išgyventi labai labai daug bejėgiškumo. Niekas nenori patirti bejėgiškumo. Esminė emocija, su kuria mes susidūrėm darydami šitą tyrimą, yra gėda. Absoliučiai nepakeliama gėda tų žmonių, nukentėjusių žmonių, kurią jie jaučia dėl to, kad buvo apgauti. Jiems net atrodo, kad nėra taip skaudu prarasti pinigus, kokią gėdą jie tiesiog jaučia dėl to, kas jiems nutiko, kad juos apgavo, kad jie yra patys kalti, kad jie yra kvaili, kad jie pasimovė. Ir vat šita emocija, jinai man kaip žurnalistė yra nepakeliama. Ar aukos, sukčių aukos turėtų kaltinti patys save, ką jie dažnai daro? Tai manau, kad čia kaip ir kalbėjom, kad tikrai ne. Ir svarbu tą atskirti ir aiškiai įvardinti, kas yra atsakingas. Tai atsakingas yra nusikaltėlis, kuris daro nusikalstamą veiklą, kuris prisistato ne tuo, ko yra, kuris žada ne tai, kas bus. Man atrodo labai svarbu, kad aplinkiniai žmonės, nežinau, artimieji, kolegos ar bendra žinutė visuomeniai, va tai man atrodo, ką jūs ir mėginat su šitų tyrimų padaryti, ar ne, kokia jinai yra, ar jinai padeda atskirti, kieno yra atsakomybė ir kas šitoj situacijoje yra agresorius. Vyrai nesakė žmonoms, žmonos vyrams. Ta prasme, žmonės visiškai likdavo su šitu dideliu milžinišku skausmu patys vieni. Jūs galite įsivaizduoti, kokie padariniai gali būti žmogui neštis tokį svorį ir tokią traumą vienam. Vienas pirmų dalykų, kad pasikalbėti su kažkokiu tai palaikančiu, suprantančiu, priimančiu žmogum apie visą tai, kas nutiko. Jeigu dėja taip susiklostė, kad šiuo metu tokių žmonių nėra, arba žmogus jaučiasi, kad nenori jų su jais dalintis, arba ta kaltė savo labai stipriai koja kiša ir neleidžia jiems su artimaisiais dalintis, tai tikrai, manau, verta pasityrinėti puslapį nukentėjusiems LT. Kitas puslapis Klausau LT, tai yra visa emocinė parama ir kitos pagalbos galimybės. Ir manau, tikrai kreipimasis į psichologus. Ypač jeigu žmogus jaučia, kad ta patirtis yra tokia, kuri jį užstrigdino. How are you, real pussy, you fucking cunt? I'm actually the guy who scammed the shit out of you. I want more money. Mūsų paskaičiavimais ši sukčių grupuotė per maždaug 2 metų laikotarpį iš aukų Europoje ir Kanadoje pavogė mažiausiai 35 milijonus dolerių. Vėlgi tai yra konservatyvus skaičius. Realus tikriausiai yra kur kas didesnis. Skemeriai iš Sakartvelo padarė milžinišką žalą, bet pasirodo netokia milžiniška, jeigu palyginsi su kita grupuotė, kurios duomenys irgi nutekėjo mūsų kolegoms iš Švedijos. Mes ten matom kitą, galbūt kažkiek susijusią, iki galo nežinom, sukčių grupuotę, kuri panašu pagrindė yra susijusi su Izraeliu, su Kipru, su šitų valstybių piliečiais. Ta grupuotė, jos išviliotų pinigų kiekiai panašu, kad bus skaičiuojami 100 milijonų dolerių. Bet nei vienos aukos iš Lietuvos mes neradom. Panašu, kad mūsų valstybė šitai grupuotė buvo neįdomi, bent jau aukų kampu. Bet buvo kampas, kuriuo Lietuva jiems buvo netgi labai įdomi. Dėl politinės valios stokos
Lietuva savo laiku nesėmė griežtesnio kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo. Lietuva ir kartu tarnyba mes susidūrėme su sparčiai didėjančiu skaičiumi virtualių valiutų operatorių. Mes supratome, kad tai kartu ateina ir grėsmė. ES valstybėje turim įmonės, kurios apsimeta prekiaujančios kriptovaliutomis, nors iš tikrųjų visą laiką jos turi vieną vienintelę paskirtį – vogt žmonių pinigus. Ateina lėšos ir išeina lėšos ir labai iš skirtingų šalių. Tai yra sumos skirtingos, tai yra, jeigu visą tai sudėjus į vieną vietą, tai labai tipiškai atrodo, arba galima padaryti išvadą, kad tai yra sukčiavimas. Sveiki, aš Šarūnas Černiauskas būsiu. A bunch of documents wasn't supplied to the Financial Crime Investigation Service. That's when they refused to work with the company anymore. Мы работаем по большому материалу в связи с мошенниками, которые обманывают людей, заманивают якобы в инвестиционные проекты, но люди просто эти деньги теряют. Очень сильно сомневаюсь в этом и скорее предположу, что вы и есть мошенники.